ką, deginsime šiandieną? Mažas bangos šiandien? Jo. Dėl to, kad vėjo nėra, dėl to mažas bangos. Mūsų večiukė. Čia večiukė mūsų, o čia vanduo. Tai šiandien, manau, leisim dienelę va taip. Iki vakaro, kol saulė pasisuks. Eisim kriauklių ieškoti, jau vaikai neša jas. Oi. Manau, bus čia šiandieną kalnas kriauklių prisuneštas. Mantas susirado draugą. Ai. Spirk dar kartą. Yra sakėm, kai būsim čia, tai reikės būtinai išbandyti sardinės ar kažką kalmarą. Būtent taip kepama. Skaniai atrodo labai. Pasižiūrėkit dar kartą. Dime patata pa un pescado. Čia vakar nusipirkau tokių pyragėlių. Tai liko ir vakar šiandieną. Labai skanas. Desertas po pietų. Visą dieną pabuvom paplūdimy. Žiūrėkit, parodysiu, kaip Jūratė skaitinėja paskaitą. Nu, Adelytė, lebas. Įdegė veiduką biškę Adelytė. Veiduką įdegė šiandien. Vos saulės spindulėlį gavai ir iš karto. Nu, o kur sesė? Kur sesė? Užsidėk dabar batukus, eisim jau per gatvę. Mantukai. O kur sesė? Kur sesė? O kur Emilė? Ten Emiliukas. Rengiasi dar. Tu ateinu. Ateinu. Ir vienam reikia. Ateinu. Ateinu. Nori, kad pasupčiau ratu tikriausiai. Užsidarė mūsų kavinė. Vadinasi, čia vakarais neveikia, ne? Duosiu. Rytas, labas rytas, kai ten čia pakatysi, Adelytė. Ola, visiems linkėjimai. Tiesiai iš čia tokia kaip aikštė, kaip parkas, centrinė faina vieta. Štai kokia vieta esame. Wow. Na, gražu ką. Kur toliau? Į kurią pusę? Ką turės tai? Kur eina?
Faini čia vilkai. Dirža. Šiaip oras žiauriai fainas, bet pas mus kaip balkonas yra šiaurės pusė, tai taip balkonė išeina, taip šaltos saulės atrodo nėra. O kai išeini jau į miestą, tai net su maikėm karšta jau būti. Va, nusileidom, nuo pilies bokšto, vaikštinėjom tokiam mažom gatvytėm. Labai fainiai. Visokios parduotuvės, kavinės, užkandukai. Pasižiūrėkim. Tėtėm. Tėtėm. Ką? Asim. A? Reikia jūsų vams. Jeigu būtų geras, tai galėtų. Ką jis nori? Valgam žiūrėti filmuką. Ai. Pietus valgysim su tokiu atvaizdu. Los besos de tu boca saben a miel. Ay, 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 Pues sí, señor. Esta canción va para todos los niños de hoy. Vivimos. En la radio hay un pollito. Žuvytė, čia galima išsirinkti ir iškepa ją vakarienai. Ten įmylytą kalmarą. Gavom biškį lietučio. Skėčio aišku neturime. Bet va, žmonės visai kitaip jau vaikšto. Lyja, ne? Štai. Kaip reikia valgyti parodyti? Štai. Na. Skanu? Štai kai mes prisirengę. Biškį lyja. Gal nesušalsim kažkaip, ką? Tu tai su palapinė eisi, ne šalta tau bus? Tėtė. Ką? Evilį tą palapinę duosiu. Atsikėlėm, nusiprusėm, papusryčiavom. Na ir ką, jau 11 valanda mūsų laiku. Eis Mantas kur eis. Taip, Mantukai? Jo, pasižymėm, kur buvom ir kur dar eisim, Mantukas, žemėlapį. Pasim žemėlapį ir eisim jau, gerai? Jo, Delytė nori irgi į lauką. Šiandien tikslas dabar yra pirmas aplankyti miesto turgų, o po to žiūrėsim, pasivaikščiodami, ką rasim dar. Šiandien biškį vėliota, tai slepiamės su tokiais kampeliais nuo vėjo. Nes ten, kur išėjom, kur mes gyvenom, tai toks vėjas buvo, kad vos vežimo nenuvietė. O, man jau ūsai auga varzda. Įdomu, kaip atrodys į kelionės gale. Žiūrėjau, tokią vietą gražią atradau. Išgėrėm karštos kakavos, iškai sušilom.
Dabar einam ieškoti miesto turgaus, vaisių žuvies turgaus. Vėjas nenuputė, atėjom prie pagrindinio Malagos turgaus. Pažiūrėkite, kaip atrodo iš išorės. Einam pasižiūrėsim į vidų, kaip jis atrodo viduje. Nu, ką pirkot? Jo? Neturiu grinų, matai. Aš turiu grinų. Braškių man tai? Braškių? Šauklytės? Abrimos un poquito la salchicha. Y ahora de gordita como menos más. Va čia tai žuvies turgus, ką? Įsirenki žuvį ir ją sutvarko, nuskuta, supjausto tau tokiais reikia gabaliukais ir sudeda į maišelį, parduoda. Einam toliau. Įdomu tau? Einam toliau, mantukai. O čia tai gabaliukas žuvies, ką? O, atneša mums paėlą. Nu, nice. Ką? Gal tokia lėkštutė kainuoja 5 eurai. Nu, Pasimsim vištienos. bet neblogai daržovių čia yra. Bet nusipirksim tos vištytės ir sudėksim, ne? Jo, dar laukiam atneš vertinukus. Žiūrėkit, ką aš valgysiu. Pirmą kartą ragausiu aštunkojį. Nu ir kaip? Ir kaip skonis? Koks jie bus? Ai, kas patiko labiausiai iš šitų visų 3 variantų? Žuvytė? Jo. Aštunkojus labai keistas skonis, net nežinau, kaip palyginti su ko. Pirmą kartą valgau tokį. Emilė ragauja kalmaro. Šitą paragau, šitą. Žiūrėkit, pirmą kartą Emiliukas ragauja. Šaunuolė. Šiaip jinai žuvytę mėgsta labai, tai jai turėtų visai patikti šitoks dalykas. Čia skaus. Va taip, visi paragavom. Visiems patiko? Krevetė, pirmą kartą krevetė. Na kaip? Kas labiausiai skanu buvo? Šitą žuvytę. Paprasta žuvytė, ne? Žiūrėjau, kokia šiaip ir žuvis buvo. Nebaišku. Skanu? Pietus. Oi, kaip... Aha. Askariu. Toj. Žiūrėkit, kokių ledų nusipirkome. Ledai yra tikrame kokose. Va. Paragausim. Koks? Aš su močiute kalbėjau, tai sakom, tiesiog aš norėjau, kad būtų įvairesnių tų. Geruliai. Taip, kaip sekas? Ką tu dabar darysi? Siūsiu. Gerai, pasižiūrim, kiek to pavyks.
Šiasia mokina, kaip reikia suptis. Rytas, 6 rytas Malagoje. Na, ar jau panašiai įdėgis kaip ispanų, ką? Ne? Na ką, mūsų tradicijai pusryčiai, kas košė, kas sumuštiniai, kas pavalgys jau nieką. Tai va, vėl užkandam ir vėl eisim bandyti pasivaikščioti, žiūrėsim pagal orą, ar prie vandens, ar į miestą. Ką? Sakė, ten kokią šypseną reikia daryti. Va, pas mus toks vaizdas. Jau kokį gerą kilometrą. Einam link nuo namų. Tokia pakrantė. Sakėme, eisim iki ten kažkur pastatų ir po to grįšime per kvartalą kokią nors pažiūrėti, kaip jie gyvena. Fainai, tai galėtų šitos masinų gatvės nebūtų, dabar būtų tylu, ramuso. Dabar kvailai truputėlį takelis, viską fainai ir mašinas iš vien varo. Vieną pietaut atvykom į žuvies tokį bariuką, kuris randasi ant, va taip va, ant jūros kranto visiškai. O ten praeitą kartą ant tų gultų gulėjome tą vietą. Adelytė biškas įkėlus tokia nerami dabar, sako, nežinau, man čia neįdomu. Vienas telefoną, Lytė žymės jau kur lankėm, kas dar liko aplankyti. Tai va, užsisakiau kalmarą paragaut. Aš noriu šitos. O tu nori dorado, ne? Dorado, aha, gerai. Štai gražuolis. Kepa. Na ką, laukiu, kol iškeps ir eisim skanauti. Dėl tokio didelio gabalo aštunkojo nesu valgęs. Tai jaučiu po tokio gabalėlio. O ko jie skiriasi? Ko jie skiriasi? Ko jie skiriasi, ką? Ko čia raunės? Ko čia raunės? Matėm, kitam nešė tik koją, bet ten nežinau, kokio dydžio koją nešė. Mūsų? Netiksiu valgo. Tiesa jau mūsų. Nu ir kaip? Pakvies sesę valgyti, jinai irgi šitą norės. Tiesa, įtai mūsų. Įtai mūsų. Kas susiraukia taip? Saulytė šviečia. Oi. Kas man tu? Rytas, šiandien biškį vėlyvi pusryčiai mūsų. Visą dėlę prisikėlė ryte, o po to vėlai tik užmigo. Valgom blynus su džemais, kakavos padariau vaikams. Labai skani vietinė kakava čia yra. Olia! Eina? Olia, senjorita. Salčia, šo? Reikia briuką. Sėsk. Ką čia atsinešė vyras iš namų? Spėju, keksiukų. Geriau kažką. Kaip noriu. Miega. Nu, tobulai. Tobulai. Noriu. Visiems po vieną? Liuks. Čia dėdė nešios ir numetė, nes atsibodo nešti.
Ei, vaikutė. Tai va taip leidžiam laiką. Įsikata. Geras, ką? Nadie se mueve, nadie sale herido, voluntario. Ok. Ok, Málaga, hacemos una cuenta regresiva desde 5 y se lo damos. Todos conmigo, Málaga. 5, 4, 3. Y se prepara mi compañero. Viene por aquí, viene por aquí. Mister... ¡Viene, viene, viene! Pasiimam dar kažką saldaus, eisim jau į kambarį ir ilsėtis. Labą rytą. Na ką, iš Malagos keliaujam į Belmamadeną. Štai. Šiandien žadėjo žiaurų lietų, žiaurų. Jo, o oras toks. Karštas su striukėm bus tai. Štai kai vaikučiai atrodo, lagaminis. Vienas. Mūsų furgonas. Na ką, važiuosim su autobusu valandą laiko. Pasiimsim raktus ir po to dar 15 minučių iki vietos su autobusu.